Tai labas vakaras, kas esate kartu, pasijungitės į šio vakaro pasidalinimą, gyvą transliaciją mano asmeninėme profilyje arba Širdies erdvės puslapyje, kaip ir kiekvieną kas antrą ketvirtadienį visą laiką grįžtu su jumis su kokia nors tema. Jau galvoju, kiek čia laiko, gal kokius 3 metus, 3 ar daugiau, net nežinau, ir kartais atrodo, kaip čia sugalvoti, apie ką pakalbėti, bet kadangi gyvenimas vyksta, pokyčiai vyksta, kažkokie suvokimai vyksta, tai ir ateina tas ketvirtadienis ir atsineša savo temą ir vis norisi kažko pasidalinti iš tų gilesnių potyrių ir gilesnių suvokimų, kurie, kaip man labai patinka ir labai, kad norėčiau būtų susijęs su kasdienybė ir energijomis ir kaip tos energijos pasireiškia per mūsų kasdienybę, mūsų rutiną, darbą, santykius ir taip toliau ir kaip viskas teka, kokia tvarka teka tos energijos, nes vis tiek tai yra energijų tam tikra sistema, tam tikra struktūra ir jinai arba lengvai prateka, arba su kažkokiais tai niuansais. Tai va, kad atrasti ir spręsti, kad surastume, išspręstume ir išrištume tos niuansus, tai juos tenka pastebėti tiek fiziškai, tiek energetiškai, gauti informaciją ir viską išrišti, suvokti, suprasti. Kartais tik užtenka tik to tokio, žinot, aha, tai va, kaip čia viskas veikia. Ir tos energijos pasileidžia, viskas tampa labai harmoninga ir ta vieta išsisprendžia, išlaisvėja arba net ir pasimiršta. Dar taip man labai dažnai būna, kad kai išsisprendžia, tai ir pamirštu, ką aš ten tiek laiko sprendžiu. Tai va, o šį vakarą prisiminiau, kad dar niekada nesu dalinusi ir kalbėjusi apie naminius gyvūnus, taip kaip jie, ką jie neša, ką jie mums simbolizuoja, kodėl mes juos tokius turim, kokius turim ir kokia jų paskirtis, kokia jų yra esmė. Ir paliestus klausimus apie naminius tuos gyvūnėlius, nes būna tų tokių paklausimų, ar gerai tie naminiai gyvūnai ir panašiai. Tai va, nes būna, kad su tai žmonėms, su kuriais susitinku, dirbu asmeniškai, tai apie tai pakalbam kažkiek daugiau mažiau, netgi esam turėję. Esu netgi ir turėjusi savo studijoje šuniuką medituojantį, irgi buvo labai nuostabi patirtis. Ir siunčiu linkėjimus tam šuniukui, jeigu žiūri jo šeimininkė šį vakarą. Tai va. Tai pradedant apie naminius gyvūnėlius, ar ne, visų pirma ateina ta diena, kai jie atsiranda mūsų namuose. Atrodo tikėtai, lauktai, netikėtai, arba norėtai, nenorėtai, tačiau niekada nebūna taip, kad jie tiesiog iš niekur atsiranda, arba tiesiog atsiranda. Mes galvojam, kad tai tiesiog įvyko, nutiko natūraliai ir jie atsirado. Deja, o gal ir nedėja visai, tas įvykis buvo numatytas, ar jisai galėjo būti sielų lygmenį jau susitarta kažkuriuo metu, arba dar prieš mums gimstant, arba gimstant, arba tą tiesiog galima netgi numatyti, nusimato astrologiškai. Yra ten įplaukia Saulė į 6. būstą, kaip vienas iš pavyzdžių, arba yra kažkoks šeimos būste išsiplėtimas ir atsiranda, paduoda tos energijos ir visada mes, aišku, turim pasirinkimą, ar mes atsišauksim tai energijai.
kad va yra ta galimybė kažkur susijusi su gyvūnėliais arba kažkokiu būdu su šeimos išsiplėtimu, savo šeimos namų pagausėjimu. Ir kartais būna, taip mes visada turim begalę pasirinkimų, kaip tą išreikšti, ar tai bus per gyvūną, ar tai bus per kažkokią kitą vietą, ar mes tiesiog užblokuosim tą energiją ir mes atsisakysim ir tiek. Ir tai yra, ta prasme, nėra nei gerai, nei blogai, tai yra mūsų laisvas pasirinkimas, kaip mes pasirinksim ir kaip mes padarysim tą pasirinkimą ir išpildysim tą energiją. Jeigu jau būna tas susitarimas tarp šeimininko ir gyvūno sielos, kad jisai ateis tuo metu, tai tada jau tas įvyksta, žinot, iš tos serijos, kai buvo pas mano vyrą šeimoje, jisai kai buvo mažas berniukas, nuėjo į turgų, kažkokia babutė įsiūlė tą šuniuką ir parsinešė namo. Ir viskas, ir jau yra tas gyvūnas. Arba dar kažkur kažkas randa ten paklydusi gyvūnėlį ir jį priglaudžia, tai irgi jau galim sakyti, kad tai buvo sielų susitarimas, jau kai atsiranda grinai toj situacijai, kuri tiesiog atrodo nesukontroliuojama, tiesiog įsiveržia kaip žaibas į namus. Bet tikrai pažįstu, žinau šeimą, bent minimum vieną, kuri pati astrologiškai nesidomėjo, bet jautė tas šeimos išsiplėtimo energijas ir atėjo šuniukas į jų šeimą būtent tuo metu, kai suplaukė tam tikrus planetus, bet jie jau ruošėsi sąmoningai, laukė, ieškojo, domėjosi ir išsirinko tą naują šeimos narį. Bet ir kad įdomu, kad ir jų atitiko tas šeimos pagausėjimas. Tik nebuvo rodyta kokiu būdu, o kad jie pasirinko tokį būdą. Ir kai įeina tas gyvūnėlis į tą šeimos ratą, vėlgi, tai neturi reikšmės, kas parsinešė parsitempė tą gyvūnėlį namo. Nebūna, kad vaikai, mama, nupirk šuniuką, mes vedžiosim, auklėsim, mylėsim, prižiūrėsim ir po 2 savaičių tas gyvūnėlis su savo pliusais ir visom savo sąlygom atitenka mamai arba tėčiui kaip priežiūros objektas. Ir vėlgi tai nėra atsitiktinumas tikrai, kad tą šuniuką ar kačiuką paveldi kuris nors iš tėvų ir ten jį prižiūri arba susidraugauja labiausiai, nors nebuvo ten kažkokio tai ryšio santykio. Vėlgi tai yra tam tikras ryšys, tam tikra pamoka, tam tikras sielų jungtis ir jinai tokiu būdu išsipildo irgi tam tikros pamokos. Tai aš pati asmeniškai, kai buvau vaikystėje, paauglystėje, net ir studentavimo metu, niekada nejaučiau kažkokio ypatingo ryšio su gyvūnais. Man jie atrodė, kad jie turi turėti savo vietą, jie kažkur yra ir kam jų reikia, tas juos turi, o man nekelia jokio ten, kaip pasakyti, nei kažkokios labai pernelyg didelio susižavėjimo, nei mėgstu, nemėgstu, noriu, nenoriu. Pas mane tokio nebuvo ir aš turėjau tokį, kad aš buvau tiesiog pati savo. Ir manęs ta naminių gyvūnų tema, jinai manęs nelietė, nedomino ir visiškai man nerūpėjo. Ir kaip įdomu, mūsų šeimoje mano sesuo labai mylėjo katinus. Ir jinai šiaip netaip įprašė, kad mama, tėtis leistų laikyti tą kačiuką. Tai jinai įsigijo tą kačiuką, kai mes dar kartu augom tam pačiam kambarį. Ir nors buvo tas pats kambarys, tas pats butas, bet aš tarsi gyvendama savo tame pasaulyje ir ten augo tas kačiukas, aš neturėjau jokio ryšio su tuo katinėliu. Tiesiog jisai buvo sesės ta dalis, dar didelė dalimi ir mamos, nes ten buvo toks santykis, gražus ryšys tarp jų visų, o pavyzdžiui, man asmeniškai buvo, tiesiog kažkoks tai
tarsi jų dalis, jų pamoka. Ir iš tikrųjų tas katinėlis ir tiek ir buvo prie jų prisirišęs ir tiek, prie ko prieinu, svarbiausia, ir jų charakterius ir pamokas atspindėjo labiausiai. Aš kažkaip nesimaišiau su ta erdve ir manęs jinai nelietė ir aš jos neliečiau, mes tiesiog buvome kaip kambariokai ir gyvenantys savo gyvenimus, bet nekuriantis jokio to ryšio, nes tiesiog ir kai labai aiški ta riba, tada tas nėra to įsimaišymo, tada labai aiškiai tas gyvūnas ir gyvūnėlis labai aiškiai perduoda pamokas ir charakteristiką to šeimininko, to nario. Tai va, tai čia buvo mano, kai paauglystėje, vaikystėje, kai dar gyvenau su tėvais, bet paskui, kai apsigyvenau kartu su savo vyru, tai va, aš ta, kuri kaip ir jokio kontakto su gyvūnais neturėdavau anksčiau, buvo vieną kartą diena, kai atėjo, kad atsidarėm skelbimą su vyru, katinėlis ir važiuojam pasimti. Mes iš Klaipėdos važiavom į Ignaliną, mūsų negazdino nei atstumas, kad tik mes dėl katino važiuojam, negazdino ir tai, kad tas kačiukas turi raišą koją, negazdino niekas ir mes tiesiog važiavom pasiimti ir aš važiavau su to tokiu, kaip čia, kas čia, kodėl, nors toks ir kaip reikės man tą katiną prižiūrėti, aš gyvenime to neturėsiu kontakto su gyvūnais. Man net baisu buvo tas pats, ta pati mintis, bet suėjo kažkokia tai, žinote, kaip elektra nutekėjo per kūną ir viskas. Ir matom tą nuotrauką, matom kačiuką mūsų, reikia važiuoti pasimti. Ir kai nuvažiavom, pasiėmėm, kaip ir buvo toksai, kaip ir bendras tas kačiukas vaizdas, lyg ir neaišku, kad kieno jisai ten, vyro ar mano, bet po poros metų tas mūsų kačiukas atsivedė dar 3 kačiukus ir mes vieną iš jų pasilikom. Užsiauginom, dabar turim 2 katytes. Ir kai jau atsirado 2, labai aiškiai išsidalino, kuri yra vyro, kuri yra mano. Bet ne tai, kad mes jas savinamės, arba čia kažkaip bandom pasakyti, čia mano katinas ir kažkas. Ne, kas iš vis keiščiausia yra, kad ta katė, vyriausiai katė, kuri visiškai atspindi vyro charakterį, aš ją išrinkau ir kad važiavom pasiimti, o iš tų 3 kačiukų vyras išrinko, kurį mes pasiliksim namuose. Bet ta katytė, jinai atspindi mane. Ir aš juokauju su vyru, kad, tu matai, net ir gyvūnuose aš tave išsirinkau, o tu mane išsirinkai. Ir mes dabar turime vienas kito atspindžius, bet tik tais gyvūnų pavidalais. Ir tie gyvūnai labai nepaprastai atspindi tas mūsų pradirbiminės vietas, tos mūsų charakterius, kurios reikia, kurių yra, tarkim, mūsų savybės. Jos nebūtinai yra blogos, bet jos yra tokios galbūt perspaustos, galbūt per ryškios, galbūt pernelyg išreikštos, gal užgožia kitas savybės. Tai kaip antai mano vyras yra labai kruopštus, labai mėgsta būti kartais kuriuose vietose pedantiškas prie švaros. Tai ir ta katė, kuri jį atspindi, jinai eina visus kampus kasa, viskas jai netvarkinga, visur jai viskas sujaukta ir jinai tiesiog netvarkos nepripažįsta. O kita, kuri mane atspindi, jinai yra visiškai kitokio charakterio, jinai nelabai ten kreipia dėmesį, kas ten sujaukta, kas nesujaukta. Bet, pavyzdžiui, pas ją yra tokios keistos savybės, kad, pavyzdžiui, vandenį jinai laka su letena. Jeigu jau taip,
Ir jeigu jinai jau pavargsta, tik tada jau su burna laka. Ir būtinai atsisėdus ir gražiai ir visa kita. Arba jeigu reikia kažką tai, kokį nuotykį atrasti, tai būtinai tas nuotykis turi būti ten, kur mes net nesugalvotume, kad tenais įmanoma kažkokiais būdais užlipti, įlipti arba nusigauti. Tai va, tai kas atspindi mano pačios savybės, kad man labai kartais patinka elgtis neįprastai, daryti neįprastai ir kažką tai atrasti, kas dar neatrasta, žodžiu, dviratį atradinėjo kartais. Ir mano katė man taip primena, kad kartais galima ir paprasčiau gyventi. Tai va. Ir tie gyvūnėliai, kai tie atsiranda naminiai gyvūnėliai, ar ne, būdavo, anksčiau kildavo toksai klausimas, ar gerai tas naminis gyvūnas, kad jisai yra namuose, kad jisai uždarytas, ne, kaip mano vienas pažįstamas juokėsi iš mūsų, sako, ar eina jūsų katinai į lauką, sakau, ne, jie visą laiką tik namie, sako, o tai jūsų katės geriausiai karantiną laikosi, karantininės katės jau iš tų visų. Bet irgi kiti kaip gyvūnai būna didesni, uždaryti tarp mažesnių erdvių, ar ne, ir kaip energetiškai, ar tai yra gerai, kad tokie gyvūnai būna tokiose erdvėse ir ar turėtų būti tas erdvės apribojimas arba bent jau žiūrėjimas, ar čia tinka, netinka. Bet jeigu žiūrėsime energetiškai, tai šitie gyvūnai, naminiai gyvūnai, kai ateina į šeimą, į tuos namus, jie jau jie ateina su savo kitokia energetika. Ten reikia kai kurios dalykus praspręsti dėl morčiaus, dėl morčiavimo, dėl maisto ir taip toliau, kad jau jie gauna čia maistą, gauna apsaugą, gauna namus. Ir jų energetika pati yra kitokia negu laukinių gyvūnų. Laukiniai gyvūnai turi savo kitokią paskirtį, naminiai gyvūnėliai jau turi visai kitokį savo vaizdą, savo simboliką namuose. Nes jie, kadangi jau patenka ir susilieja su savo šeimininko lauku ir būna namuose, tai jie tą energiją, kurią, tarkim, skirdavo, medžioklei, maisto tam ieškojimų arba kitų ten palikuonių auginimui, jie tą energiją dabar gali skirti namų apsaugai ir su to savo šeimininko energetiniam pradirbimui, energetiniam visokiam palaikymui ir tose visokiose energetinėse dalykuose dalyvauja. Kaip mano draugė viena, kai sapnuoja savo katiną, jinai žino, kad vyksta kažkoks energetinis darbas tam subtiliajam lygmenį arba kažkur kitaip ten pasireiškia tie visi dalykai. Bet esmė ta, kad jau ta energija jinai skirta tai šeimininko globai. Mes galvojam, kad mes globojam tą naminį tą gyvūnėlį, bet iš tikrųjų ir jis mus globoja, padėdamas pradirbti tam tikras ligas, tam tikras situacijas, tam tikrus dalykus, kurie mums vyksta. Tie gyvūnėliai, jie prisiema ant savo kailio. Ir jie neklausia, ar man reikia, nereikia, ar man čia sunku, lengva. Pas juos besąlyginė meilė yra tokia didelė, toksai yra didelis susitarimas su siela ir toks nuolankumas ir priėmimas to savo buvimo, kad su ta tyra meilė įeina į tą šeimą, į tą šeimininką ir padeda jam išmokti jo pamokas, netgi jeigu už tai jam ten kažkas tai skauda, kažką tai daro, kas jam nepatogu ar dar kažkaip tai, bet jie visiškai tą priima tą mainus, kad
tą fizinę gerovę ir jų vidinę tą gerovę, kurie per tai atveria savo tą širdį, šeimininką kviečia irgi pabūsti ir atverti savo širdį ir pamatyti tą besąlyginę meilę, kurią jie spinduliuoja, nes jų akise visada yra ryšys su dieviškoju kanalu nepertraukiamai. Kaip gamtoje mes išeiname, mes randam tą kanalą, kuris yra amžinai. Gamta visa yra tame amžinai tekančiame dieviškame kanale, kur eina ta tyra graži energija. Tai taip ir yra ta galimybė turėti tą gyvūnėlį namuose, kuris visą laiką spinduliuoja iš savo akių tą besąlyginę meilę. Žinoma, jeigu jis taip pat gauna iš mūsų tą priežiūrą, tą rūpestį, tą atjautą ir palaikymą, ir tas dar labiau irgi spinduliuoja, matosi ir lieka atidaryta. Nes, čia ne apie naminius gyvūnus, bet kažkada esam buvę su vyru delfinariume ir ten irgi, žinot, visada kyla tas klausimas, tai čia gerai ar blogai tą delfinariumą turėti, kaip čia tie gyvūnai, jie ten gyvena tokiamis sąlygomis, gal jie norėtų būti laukiniai ir taip toliau, bet tai irgi yra jų sielų pasirinkimas gimti taip, kad jie atsirastų ten, kur yra. Ir aš, kai buvau tame delfinariume, tame pasirodyme, mintise užklausiau tų delfinų, kaip jie jaučiasi, ar jiems viskas gerai. Ir atėjo toks labai gražus energetinis atsakymas, kad, sako, tai yra mūsų dovana, mūsų būdas tą energiją paskleisti taip žmonėms. Galbūt jie tik mato šou, jiem atrodo, kad tik mato šou, kad tik mato triukus, kaip čia gražiai tas delfinas šokinėja per tą lanką ir taip toliau, bet iš tikrųjų jų esmė yra įspinduliuoti tą tyrą energiją, kurią jie turi, kas yra susiję su ta gyvūnų karalystė, su ta delfino tyra sąmonė, su jų aukštesnė sąmonė, ir jie taip perdoda tas savo žinutės per savo kažkokius išreikštus garsus, judesius, su savo spalvą, savo kontaktą su žmonėm tuo metu, bet viskas tame vyksta irgi aukštesniam lygmenį, taip pat turi savo prasmę ir esmę, kodėl yra tam tikri dalykai, kurie yra. Jeigu kalbant apie pokalbį su gyvūnais, tai mes galim kiekviena turėti tos gražius pokalbius su savo gyvūnais, nes jie labai mėgsta kalbėti, žinokite. Jie labai kalba mintimis, dažnai jas vaizdiniais kartais parodo, bet kartais ir balsu atsako. Tai mes, pavyzdžiui, kai rinkom savo katei vardą, ir mūsų ta katėta, kuri mane simbolizuoja, ten labai išdykus visokia ir ten pridarydavo zbitkų, tai o jinai yra tokia geltonai ruda, tai mes jau sakom, tu būsi mūsų golden parazit. Žodžiu, auksinis parazitas. Ir jinai panelė įsižeidė ir man mintise pasakė, ne, aš ne parazitė. Ir tai buvo toks pasipriešinimas, toksai paneliškas, vaikiškas ir toks užsispyręs, kad, sakau, vyrai, nebevadinkime jos, taip jinai įsižeidė, jai nepatinka. Tai va, ir išrinkom tada kitą vardą. Tai va, tai jiems labai patinka, kai su jais bendraujam, kalbam kaip su lygiaverčiais šeimos nariais, atstovais, ir galim juos šauktis tiek į sapnus, tiek į kažkokį savo meditacijas, į savo tą gyvenimą, turėti tą ryšį, nebūtinai meditacijas, bet ir šiaip pabendrauti. Ir jie labai noriai bendrauja ir dalinasi tam, ko žino, arba net per vieną meditaciją vienai klientai net parodė, iš kurios planetos yra atkeliavusi ta siela. Iš tikrųjų labai daug tokių nuostabių dalykų, kurie atrodo neįtikėtini,
Bet kartais taip įvyksta, tai parodo, kai atsiveriam arba paprasčiausiai norim sužinoti kažkokius tokius dalykus, kurie yra mūsų kasdienybėje, bet kartais nepagalvojam apie tai. O jeigu pagalvojam, pasižiūrim, tai viską galim sužinoti, gauti atsakymus ir susikurti tą tokią nuostabią, magišką aplinką, kuri yra mūsų namai. Mūsų namai, mūsų sielos namai, mūsų gyvūnų namai, mūsų visų artimųjų namai. Tai dėkui labai, kad prisijungėt, žiūrėjot, nuostabaus jums bendravimo su savo gyvūnėliais, su savo namais. Ir šį vakarą jau linkiu gero vakaro ir iki susimatymo jau kitą savaitę. Iki.